Treneriai parodėt charakterį šiandien, grįžot nuo dviženklio deficito, kokių detalių, kokių smulkmenų pritrūko pabaigoje? Aš gal išskirčiau ne pabaigoje tų detalių, visų rungtynių metu šiek tiek trūko tam tikrų tų vietų, kurios ir privedė prie tų tokių rezultatų. O nežinau, kažkur visada atrodo vienas kamuolys, viena gynyba galėjo būti geresnė ir galbūt ir ta situacija, bet aš nesuveščiau viską į rungtynių galą, aš visų rungtynių metu savo žaidėjam bandžiau įteikti ir prieš pasiruošimą šitom rungtynėm, kad labai svarbu mažos vietos, bet dėja ne visas rungtynės pavyko tas vietas susigaudyti. Trečiam kėliny tokia įdomi situacija, pasigirdo ne visai gražių skanduočių, bet užteko trenerio vieno gesto į balkoną ir tuos skanduotės baigėsi. Kaip pavyksta tą savo fan klubą išsiauklėt, kad užtektų tik pirštų parodyti? Čia kaip Želko Obradovičius, jie eini ir viskas tai. Nežinau, turbūt gal pagarba vieni kitiem, tai nesinori, turbūt pirmą kartą šiaip toks incidentas buvo, tai labai atsiprašau visų, bet taip neturi būti. Tai.